Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip atlikti ANOVA testą kartu su post-hoc analize JASP programoje. Naudosime programoje jau esantį duomenų rinkinį Facebook Friends. Tyrėjai norėjo išsiaiškinti, ar yra ryšys tarp Facebook anketų draugų skaičiaus ir anketų patrauklumo kitiems vartotojams. Atsidarome duomenis, Open, Data Library, trečias skyrelis ANOVA ir duomenų rinkinys Facebook Friends. Spaudžiame Open Data File. Pasižiūrėkime, kaip atrodo duomenys. Turime iš viso 134 respondentus. Iš viso yra 5 skirtingos draugų skaičiaus grupės. Na ir profilių patrauklumas yra įvertintas nuo vieneto, tai mažiausias balas, iki 7, didžiausias balas. Prieš atliekant analizę pasitikrinkime duomenų normalumą. Spaudžiame ant Descriptive Statistics. Į priklausomus kintamuosius įsidedame balus ir išskirstome pagal draugų grupės. Statistics kortelėje pasižymime varnelę prie Shapiro-Wilk test. Na ir matome, kad visais atvejais pareikšmė yra didesnė už 0,05. Visi duomenys yra pasiskirstę normaliai, todėl galime taikyti ANOVA. Jeigu duomenys bent vienoje draugų skaičiaus grupėje nebūtų pasiskirstę normaliai, taikytume neparametrinį ANOVA atitikmenį, tai yra Kruskal-Wallis testą. Spaudžiame ant ANOVA ir Classical ANOVA. Įsikeliame kintamuosius. Priklausomas kintamasis yra balai, o nepriklausomas kintamasis draugų skaičius. Pažymėję varnelę prie Descriptive Statistics gausime aprašomosios statistikos lentelę su imčių dydžiais, vidurkiais, standartiniu nuokrypiu bei standartinė paklaida. Pasitikrinkime dispersijų homogeniškumą. Po Assumption Checks pasižymime varnelę prie Homogeneity Tests. Na ir štai atliktas Levins testas parodo, kad dispersijos nėra homogeniškos, kadangi P yra mažiau už 0,05. Tai reiškia, kad mums reikės pritaikyti Welch korekciją. Jeigu dispersijos būtų homogeniškos, taikytume paprastą ANOVA be Welch korekcijos. Taigi dabar padedame varnelę prie Welch. Ir galime nuimti varnelę nuo None. Dabar vizualizuokime rezultatus. Einame į Bar Plots, įsikeliame Friends ir pasižymime varnelę prie Error Bars, Standard Error. Tokiu būdu turime standartinės paklaidos ūselius ant kiekvieno stulpelio. Taigi, ANOVA analizė atlikta ir žinome, kad yra reikšmingas ryšys tarp Facebook profilio draugų skaičiaus ir profilio patrauklumo. Tačiau kol kas nežinome, tarp kurių tiksliai grupių porų yra statistiškai reikšmingi skirtumai. Tai yra nežinome, ar yra reikšmingas skirtumas tarp 102 ir 300 draugų, arba tarp 702 ir 902 draugų grupių. Ir būtent tam yra reikalingas post-hoc testas. Dažniausiai tokioje situacijoje po ANOVA yra taikomas Tukey's HSD testas, kurį čia ir atliksime. Einame į post-hoc tests, įsidedame mūsų nepriklausomą kintamąjį ir įsitikiname, kad yra padėta varnelė prie Tukey. Na ir turime rezultatus. Ieškome, kur P vertė yra mažesnė už 0,05. Taigi matome, kad yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 102 ir 302 draugų, bei tarp 302 ir 902 draugų. Dar pora patogių funkcijų yra Flag Significant Comparisons ir Letter Based Grouping Table. Tai jeigu pasižymėsime Flag Significant Comparisons, lentelėje žvaigždutėmis bus pažymėti visi reikšmingi skirtumai tarp konkrečių porų. Tuo tarpu Letter Based Grouping Table mums sukurs lentelę, kur kiekvienai grupiai bus priskirta konkreti raidė. Reiškia, yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 102 ir 302 draugų grupių, bet tarp 102 ir 502 draugų grupių reikšmingo skirtumo nėra, nes persidengia A raidė. Jeigu duomenys nebūtų pasiskirstę normaliai, taikytume Kruskal-Wallis testą su Dunn's post-hoc testu.
Jas galime rasti non-parametrics kortelėje. Tokiu atveju analizė atrodytų štai taip ir pasidėtume varnelę prie Duns post-hoc tests. Duns post-hoc testo P vertės yra pateikiamos su Bonferroni korekcija. Kur P vertė yra mažesnė už 0,05, ten vėlgi skirtumai tarp porų yra statistiškai reikšmingi.